Neišreikštos žinios arba angliškai tacit knowledge organizacijos yra tos, kurios dažniausiai perduodamos per praktinę patirtį, neformalius pokalbius, mentorystę arba bendradarbiavimą darbe. Jos apima darbuotojų sunkiai perduodamus įgūdžius vieni kitiems, įvairiausias gudrybės, intuityvų žinojimą ir yra susijusios su asmeniniais patarimais, unikaliomis idėjomis ir problemų sprendimo kūrybiniais metodais, kurie nėra prašyti jokiuose vadovėliuose ar dokumentuose. Organizacijos, kurios sugeba maksimaliai įsisavinti ir panaudoti savo darbuotojų neišreikštas žinias, įgyja konkurencinį pranašumą besikeičiančioje verslo aplinkoje. Tad šiandien mes tęsime tyrinėjančių pokalbių ciklą apie neišreikštas arba angliškai tacit knowledge žinias ir šiandien kalbėsime, kaip jos reiškiasi mūsų organizacijose. O mano pašnekovas Dainius Baltrušaitis, verslo psichologas, didžiausių Lietuvoje konferencijų organizatoriaus COFIN vadovas. Labas, Dainiau. Labas, Rasa. Tai iš karto tau užduodu klausimą. Kaip tau jaučiasi, matosi, kodėl neišreikštos tos gyvosios žinios, angliškai dar vadinamos tacit knowledge, darosi organizacijose aktualios labai? Tai aš nežinau, tam intro, kurį padarei, ten praktiškai viską ir atsakėjai, bet iš esmės tai ten turbūt labai didžiulė tiesa, ar ne, kad visa tai, kas yra surašyta knygose, gali perskaityti bet kas, ar ne, bet tik tai ką turim suvokti, kad knygose nesurašytas kontekstualios žinios, ten surašytos bendros žinios, agreguotos žinios, kurios pataiko į tam tikrus, plačius ir didelius mastus, ar ne. Tos visos neišreikštos žinios, jos yra labai kontekstualios, jos, žinai, kiekvienas virėjas turi tą slaptą ingredientą, kurio net pats negali įvardinti. Ir kitą kartą ten tiesiog, nežinau, gal oro įkvėpimas, o gal iškvėpimas. Ir man atrodo, čia, ką tu ir sakei, tai duoda konkurencinį pranašumą. Tai daro organizacijos unikalias. Mes turim eilės pavyzdžių, ar ne, kai ten, nežinau, vadovas iš vienos organizacijos nuhedhantinamas ir sako, štai mes čia kitoj ir žiūrėk, nieks nevyksta, ar ne? Arba ten pasiėmė kažkokį specialistą, kur sakai, jis dabar čia ateis ir žiūri, irgi nebūtinai kažkas vyksta. Kitaip sakant, arba yra tos žinios, ar ne toje organizacijoje, arba jų nėra. Ir jeigu nėra, tai tada matomai, kad sunkiai gali kas nors vykti. Iš kitos pusės, kas irgi, man atrodo, yra įdomu, tai kad kiekvienas žmogus atsineša, ar ne, ateidamas į organizaciją savo neišreikštas žinias. Čia visą laiką man tik tai klausimas yra toksai, nes kaip žmogus turi neišreikštas žinias, taip organizacija turi neišreikštas žinias pasireiškiančias per kultūrą arba per tos posakius, kur ten, čia taip mes visą laiką darom, ar ne? Ir panašiai. Ir čia man visą laiką klausimas yra, kad tas žmogus, kad ateina, atsinešdamas savo žinias, jis toks vertingas, nes tu iš jo tiek gali daug išmokti. Iš kitos pusės, jisai mokosi iš organizacijos, klausimas, kurį pirmą suvalgo. Žinai, tai man dabar tavęs beklausant atėjo tokios 3 mintis, tai visuomet pasidalinsiu. Tai pirma mintis, kuri atėjo, kad kiekviena organizacija tikrai turi tam tikrą, pavadinkim, lauką, kur yra tam tikra informacija ir yra tie niuansai, kurie slypi, kaip mes sakom, tarp eilučių, paraštyse. Ir jeigu kitas žmogus nori nukopijuoti tą verslo modelį, jis, žiūrėk, išeina, lygiai tą patį daro ir jam tiesiog nebesigauna, nes nėra tų neišreikštų žinių, per ką tu klientui sukuri vertę. Tu tik tai nukopijuoji, tokią struktūrą. Tai kas matoma. Ką šiandien dirbtinas intelektas gali nukopijuoti. Absoliučiai. Antra mintis, kuri man atėjo, kaip konferencijose įvairiuose mes girdim sėkmės istorijos, tos sėkmės istorijos gimsta iš to meto, iš to konteksto, žmogaus neišreikštų tų intuityvių žinių, jis atranda savo sprendimą, jis išvysto ir kaip jau mes matom tą šlovę, tai už to slypi 20 metų mažyčių žingsnių. Ir reiškias vėl konferencijos tik tai mums gali paskatinti, kaip tu mėgsti sakyti, sujaukti galvą, bet jos negali duoti receptą, kurį tu grįžęs darysi ir tau gausis. Tai va čia ir yra apie tas neišreikštas žinias. Aš turbūt dar pridėčiau prie to. Mes kažkada turėjom su bičiuliu Pauliumi Avižinium, reiškia, VC Consulting vadovu, ir mes turėjom pokalbį, jis ten vyko mūsų HR konferencijoje ir ten prie vienas iš dalyvių, aš tik net nepamenu kas, bet sako, kaip jums čia pavyko, kad jūs tiek žmonių surenkat, ką jūs čia darote, ir aš iš tikrųjų taip nutilau, nes jeigu taip atvirai,
tai aš nežinau. Žinai. Ir Paulius taip gražiai ten, tu situacijai sako, na tai taip turbūt nutiko. Sakau, na tai taip nutiko. Taip. Žinai, nes čia, man atrodo, ir yra tų, neišreikštų žinių pasireiškimas, ane? Tu nesupranti, bet taip nutiko. Ir man dabar, norisi pratęsti tavo mintį. Iš tikrųjų, kaip žmogus gyvenime nutinka, mes sakom atsitiktinai, organizacijoje atsitiktinai. Tai gyvenime nėra atsitiktinumo. Atsitiktinumai kažkada pas Jungą esu perskaičiusi, kad tai yra neišreikšti priežasčių pasekmių ryšiai. Mes tiesiog jų nematom. Taip. Tai va čia ir yra, kad mes intuityviai padarom tam tikrus sprendimus. Taip. Ir mes gaunam staiga rezultatą ir sakom, nutiko. Ir tada iš karto kilo klausimas, tai ką dabar organizacijom reikėtų daryti, kad nutikimų būtų daugiau. Nes iš principo dar turbūt norėtųsi atskirti, kada yra reikalingos formalizuotos, standartizuotos žinios, arba dabar tai daro dirbtinas intelektas, ir kada yra reikalingos tos neišreikštos žinios. Tai man atrodo, kad viena iš tokių identifikacijų yra, kaip organizacija nebegauna norimo rezultato. Kažkas tai neveikia ir jie jau išbandę, pakartojo, kompetencijas paaugino, nėra to rezultato. Tai reiškia, yra kažkokios potencialios galimybės, kur tu su standartizuotom žiniom negali perskaityti, tik tai gali iš lauko nuskaityti. Taip. Tai aš sakyčiau, jeigu žiūrint į organizacijas, ar ne, tai man atrodo jos, tai, kad tu turėtum daryti organizacijų, arba stengtis daryti, nors kaip tu ir sakei, jos sunkiai koduojamos, jas sunku suvokti, net kartais ir mes irgi labiau sakom, taip nutiko ar ne, kas ten turbūt pasireiškimas intuicijos, bet nežiūrint to, tu turi ieškoti būdo, kaip jas užkoduoti, nes tokiu būdu tik tai galėsi tu perduoti vienam iš kito. Ir man dabar ateina mintis, kad tai bus naujas organizacijų mokymosi būdas. Stengtis ne vien tik tai perduoti standartizuotas žinias, bet būtent ieškoti būdų, kaip perduoti tas... Aš tik tai Rasa, žinai, kad dar pridėčiau prie šito. Aš nesu tikras, kad tai bus naujas būdas. Aš sakyčiau, mes tą būdą turim. Klausimas, ar mes jį pakankamai vertinam ir pakankamai naudojam. Nes iš principo tai, ką ir tu sakei, ar ne, tai ir refleksija organizacijoje, after action reportai po įvairiausių projektų ar užduočių ar dar kažko, kuomet visa komanda susėda ir sprendžia, tai kodėl taip įvyko, kaip įvyko, ne? Ir turbūt daug svarbiau spręsti ne tos atvejus, kai blogai įvyko, labiau svarbu suprasti tos atvejus, kai gerai įvyko, ar ne? Nes tu jos nori pakartoti, kodėl taip įvyko, kodėl tu taip pasielgi, taip niekad nesielgi, tai kas ten buvo tokio, ar ne? Nežinau, pas mus, tarkim, įmonėje mes turim tą vadinamą open office, ar ne? Ta prasme, kai jokių sienų, ar ne? Man atrodo, tas labai padeda, nes tu daug dalykų girdi, kurie tarsi tarp eilučių, bet kažkuriam etape 1, 2, 3 ir žiūrėk, tai padaro kažkokią tai bendrą visumą, bendrą kažkokį vienį. Tai aš sakyčiau, mes to turbūt naudosim tiesiog daugiau. Ir tam sąmoningai dėmesį. Absoliučiai. Ir jeigu dabar mūsų pokalbį pasukti ta linkme, tai ką organizacijos galėtų daryti, aš tiesiog kviečiu tave pafantazuoti, ne? Ką šiandien organizacijos arba kelių metų bėgyje ar ten vėliau turėtų daryti, kad jos daugiau įsisavintų tą intuityviai informaciją arba tą informaciją, kuri tarp eilučių yra, bet jinai vis lieka už parašių. Ką reikėtų daryti, kaip tau atrodo? Tai, žiūrėk, atsakymas, man atrodo... 1, 2, 3, 4, einam. Vienas, tai daugiau kalbėtis. Vat ir viskas, tiesiog daugiau kalbėtis. Ar ne? Ir kai aš sakau, kodėl tik tai šitas vienas, todėl kad šiandien mes esam be proto efektyvūs. Ta prasme, visi organizacijos siekia efektyvumo, ar ne? Efektyvumas yra kalbėjimo priešas, arba atvirkščiai, kalbėjimas yra efektyvumo priešas, ar ne? Reiškia, ir tą mes turim suvokti, kad jeigu šiandien leidžiam savo kalbėti, nežinau, 1% ar 2% laiko, turbūt padidinkim iki 15% laiko. Jeigu norim eksperimentuoti, mes turim padidinti, sumažinti efektyvumą, padidinti dar erdvės daugiau eksperimentų, ar ne? Mes prieš metus gal porą turėjom čia atsivežę tokią antropologę, ar ne? Džitskė Kramer, ir man labai patiko jos žodžiai. Jinai sakė, tu pastebėjai, kad organizacijose pasilikusi tai tik tai transakcinė komunikacija. O nesakau, ką reiškia transakcinė komunikacija. Jinai sako, tai visa ta komunikacija, kai mes susirenkam ir tada pasišnekam. Tai kokie tikslai, kaip tu pasiekei, nepavyko, ką dabar darysi, kad pasiektum daugiau.
Ir vat čia turbūt yra vat tai, kas tam vadovėlė prašyta, ar ne? Bet jinai sako, mes neturim transformacinės komunikacijos, kuri iš tikrųjų, man atrodo, labai susijusi su tom neišreikštom žiniom, ar ne? Kuomet susėdi ir tiesiog bandai suprasti savo buvimą su klientu, savo buvimą šitam ofise, savo buvimą ir taip toliau, ir taip toliau. Kas slypi? Kodėl tu pasirinkai vieną kartą daryti vieną dalyką, kitą kartą kitą dalyką, ar ne? Ir man pratęsiant tave, nes kaip pradėjau klausyti, taip pajaučiau, kad atsistojau personalo vadovo, to vadinamo HR rolę. Bet tu žinai, kiek vyksta susirinkimai 3 valandos ir tuščios kalbos. Bet tu žinai, kaip būna strateginės sesijos ir išeinam be rezultato. Ir man va toj vietoj atsistojusi tą rolę, tai staiga švystelėjo labai žinoma dabar jau psichologijoje mintis. Kalbėtis lygiaverčiuose santykiuose. Taip. Nes tušti dalykai, jie gimsta tada, kaip mes periname į tėvų vaikų santykius, pradedam auklėti vieni kitus, patarinėti, ten, nežinau, euforijų žaisti, vaikiškume. Tai matyt, vat, pirmiausia, kalbėtis būnant su manim viskas gerai ir su tavim viskas gerai. Taip. Tai man atrodo, tai, ko trūksta mūsų organizacijose, plačiai prasme, tai trūksta dialogo. Ir čia vėl, kai aš sakau žodį organizacija, tai aš turiu omeny ne tik tai organizaciją kaip verslą, bet turbūt ir organizaciją kaip valstybė ir organizaciją kaip šeima, ar ne? Tai dialogo, kuomet susitinka skirtingos nuomonės ir jos stato vieną ant kitos, bandydamos sukurti kažką, bandydamos suprasti vieną kitą, labiau negu ateidamos parodyti, kas čia kietesnis, ar ne, kas labai dažnai vyksta. Ir taip, iš šitų kalbų nulis vertės. Aš užlenkiau vieną pirštą ir man labai patiko tuo momentu, kaip tu pavadinai, kad yra svarbu organizacijai transformaciniai pokalbiai. Ir mano manimu, čia yra esmė, kaip atgimsta tos neišreikštos žinios, nes transformacinis, reiškia, buvo, kaip nėra norima rezultato ir staiga pasikeitė žiūros taškas, žiūros kampas ir mes pamatėme, ko nematėme ir įvyko transformacija. Tai dabar noriu tave vėl pakviesti apie tai, pirmiausia, gal pakalbėti, kaip tau atrodo ir kaip man atrodo, kokios gali būti transformacinio pokalbio plačiaja prasme formos. Ir tada, jeigu dar liks laiko, kokie principai, kad įvyktų transformacinis pokalbis su neišreikštų gyvų žinių augimu? Čia geras klausimas, į kurį aš tiesą neturiu atsakymo. Aš turiu savo nuomonę, bet tai jokių būdų nėra pretenzija į kažkokį, kad vat, jeigu taip darysi, tai bus, ar ne? Ir ta mano nuomonė yra tokia, kad tie pokalbiai, kurie iš pradžios atrodo niekur neveda, jie veda toliausiai. Žinai, nes juose tu pasileidi į kažką tai nestruktūruoto. Tai yra paleidi save, mąstyti, žiūrėti gerokai plačiau. Ir tai, man atrodo, atveda prie transformacijos, ar ne? Jeigu tu pasileidi labai struktūruotą pokalbį, ar ne, kur žinai visus inputus ir laukiamus outputus, na tai tą tu ir te gausi. Bet man tai vis tiek yra labiau panašu į transakcinius pokalbius, ar ne, negu transformacinius pokalbius. Ir man atrodo, didžiausia transformacinių pokalbių arba tų pokalbių, kurie tarsi neveda į niekur, bet veda labai toli, tai man atrodo, didžiausia jų vertė yra tai, kad jie padeda institucionalizuoti tas neišreikštas žinias, ar ne? Tarsi tai buvo vieno žmogaus, na taip pavadinkim, nuosavybė, bet jie padeda pajausti tas žinias visai organizacijai. Kitaip sakant, atneša į visai kitą kontekstą ir kitą plotmę, ne? Tai čia, o žinai, o kaip sukurti erdvę tiems pokalbiams, tai man atrodo vėl čia nieko turbūt unikalaus nelabai gali pasakyti, ar ne, bet pirmas dalykas tai iš principo turėti erdvę tokių pokalbių buvimui, ar ne? Ar tu iš tikrųjų gebi kalbėti iš to suaugęs, žinai, santykio, kas turbūt vėl pasitikėjimas ir psichologinis saugumas, ar ne, kaip tokie fundamentalūs dalykai, ant kurių turbūt tai turėtum statyti. Bet čia nežinau, ar čia yra kažkas naujo. Čia žinai, kaip yra, keistai, nes žinomi dalykai, kuriuos netaip lengva padaryti. Jo. Kaip mes užduodam klausimą, ar tai nėra greičiausiai kažkas naujo, tai mano suopračiu, kad mes dabar esam tam laikmetį, kai, kaip ir Marija Gimbutienė sako, klausykit, mes gyvenam 300 metų kultūroje. Ta prasme, 17 amžiuje buvo suskaldytas pasaulis, racionalumas atsistojo į pirmą vietą, atmintis mūsų per
proto išraiškos atsistoja į pirmą vietą, širdis, siela, visuma nuėjo kažkur tai į pakraščius. Taip. Ir mes atsidūrėm, kaip tu gražiai įvardinai, transakciniam tam pokalbė, kur Taip. viskas yra linijiniu. Ir dabar matyt, va, tas laikmetis, kaip vienas kolega labai gražiai įvardina, sako, žinai, Rasa, man labai patinka, kad tu keli tą klausimą apie tas neišreikštas žinias ir mano, sako, požiūriu, ką galima suskaitmentizuoti, viską suskaitmentizuos ir viską perduos dirbtiniu intelektui. Ir žmogui tik tai beliks va tos va neišreikštos žinios. Ir tada, beklausant tavęs apie tą atėjimą, kur veda, ne, ir mes dabar mūsų pokalbėje, tiesą sakant, einam ten, kur eina. Man ypatingai laidos metu tai visada toks iškyla ta rolė, palauk, o kur yra konkretika, nes tau vėl dalis žmonių sakys, neaišku, apie ką jie kalbėjo, žinai. Tai vat aš savo esu atradus, kad būtent kaip mes šnekam apie vat tokius abstrakčius dalykus, bet tu jauti kažkokį tai įdomumą, kažkokį tai gyvumą. Va čia ir yra tas momentas, kai pradeda į paviršių kilti neišreikštos tos žinios ir neaišku, kur jos nuves. Absoliučiai. O jį, kažką. Aš taip tik tai dar reflektuodamas tai, kad tu pasakėjai apie tą, reiškia, mes gyvenam tokiam racionalumo mite šiuo metu. Ir čia kažkaip pagalvojau, kad čia va, tema naujam laidų ciklui, ar ne? Nes iš tikrųjų mes bandom viską labai racionaliai pagrįsti, kodėl taip, kodėl kitaip. Nors šiandien jau nežinau, kiek metų psichologai, neuromokslininkai rodė, kad nevelnė mes racionaliai nepriminėjom sprendimų, ten tik paskui juos racionalizuojam, kad tiktų socialiai ar ne ir taip toliau ir taip toliau. Ir va tas čia klausimas, tai gal jau laikas nusimesti tą racionalumo skydą ir pasakyti, kad ne, tai mes esame tokie, kokie esame, ar ne? Ir tas ekonomikai sukurtas racionalus žmogus, tai yra tik tai mitas. Taip. Jo, ir matyt, tas klausimas jis labai kyla, kad neišreikštos tos gyvosios žinios, jos ir organizacijų labai reikalingos ir jeigu grįžti prie to, ką mes pradėjom šnekėti, kokios tos išraiškos, nieko čia naujo nereikia atrasti. Dabar verslo žiniuose perskaitau. Auginantis delegavimas. Tai vat auginantis delegavimas, jis iš principo ir yra transformacinis. Tik tai klausimas, matai, geras labai žodžių derinys, tik tai klausimas, ar tai pavyksta tokį rezultatą. Aš irgi dabar ruošiuosi vienai konferencijai, tai pamačiusi apie auginantį delegavimą, turėsiu, nežinau, savo mintis apie auginantį grįžtamąjį ryšį. Tai iš principo ir yra transformacinis pokalbis, ne? Strateginės sesijos, ar jos yra transakcinės, kur iš principo jau šiandien nereikia, jį sumeti ir tau visai strategiją išmest. Ar tai yra būtent to transformacinio pokalbio, auginančio pokalbio. Ir va čia turbūt, kur organizacija turėtų kreipti dėmesį, kas bevyktų procesas ten, kur yra pokalbis, ar jis yra auginantis, ar jis yra tuščias. Taip. Aš pilnai sutinku su tuo, kad tu sakai, ar ne, kad tik tai gal papilčiau to, kad žinai, vat net ir ta pati strateginė sesija, kaip tu sakai, jinai gali būti ir tokia, ir tokia. Taip. Ar ne, bet kuris pokalbis, jis gali būti ir toks, ir toks. Ir čia yra tavo pasirinkimas, ar ne? Tiesiog nejučia mes taip išmokyti, kad tas pokalbis turi būti rimtas. Taip. Suprask, racionalus ir tada finale transakcinis. Jo, ir racionalumą mes irgi neatmetam. Teisingai, tu gali ateiti pas ką nors ar pas tave ateina ir tu sakai, dabar reikia padaryti tokį veiksmą. Bet mes vėl, aš grįžtu mūsų pokalbio laidos pradžią, mes kalbam apie situacijas organizacijoj, kai nėra norimo rezultato. Nes kaip egzistencinės psichologijos šalininkai sako, jeigu nėra norimo rezultato, yra tik tai 4 priežastys. Tai yra ne tas tikslas, ne tos priemonės, ne tas laikas ir ne ta vieta ir ne tie matavimo kriterijai. Kitų priežasčių nėra. Pasiekė, ne? Jo, bet kad iš to išeiti, tu turi kitaip realybę pamatyti. Absoliučiai. Ir žiūrėk, čia vėl, čia nėra taip, kad, žinai, reikia vieno arba kito. Reikia ir vieno, ir kito. Klausimas tik tai, kad mes susifokusavę į vieną šiuo metu. Ir to balanso nelabai yra. Jo. Mūsų laida artėja į pabaigą ir noriu tavęs paklausti, kokią tu įžvalgą išsinešei iš to mūsų trumpo susitikimo? Kokia tau mintis gimė iš mūsų sąveikos? Oi, aš jau kuris laikas nešiojuosi vieną mintį, kad reikia surasti daugiau laisvo laiko.
ir surasti laisvo laiko daugiau ir man atrodo šita laida yra irgi šiek tiek apie tai, ar ne, kad surasti daugiau laisvo laiko, kur tu galėtum turėti mažiau efektyvumo, daugiau refleksijos ir daugiau supratimo iš tikrųjų. Jo. Ir jeigu grįžti prie laisvo laiko koncepcijos, visais laikais iki apšvietos amžiaus, iki 17 amžiaus, žmogus turėdavo išorinį gyvenimą, kur atlikdavo visus įsipareigojimus ir turėdavo vidinį gyvenimą arba buvo laisvo laiko kultūra, kuris stiprindavo save. Absoliučiai, taip. Tai jokių būdų laisvas laikas, aš neturiu galvoje, kad pagulėt ant lovos, ar ne? Nes ne apie tą laisvą laiką, ne? Jo. Tai ką, mūsų laidos ciklas 8 mes turėjom laidos atėjo į pabaigą ir vat, su šia laida mes užbaigėm šį ciklą ir aš savo išsinešu, jeigu nėra norimo rezultato, ieškok, kur gali patirti transformuojantį pokalbį. Netgi tas transformuojantis pokalbis gali būti su medžiu. Absoliučiai. Ačiū labai, Dainiui. Ačiū labai.